Viena iš Dzūkijos nacionalinio parko puošmenų – Ūlos upė, kurią dėl sraunumų ir nepakartojimų kraštovaizdžių yra itin pamėgę baidarininkai. O pati gražiausia ir labiausiai lankoma Ūlos vieta – Ūlos akis. Šią ištisus metus kunkuliuojančią šaltinio versmę paskelbtą hidrogeologinių gamtos paminklu galima aplankyti tiek plaukiant pačią Ūlą, tiek atvykus į Varėnos rajoną. Turistus čia traukia ne tik skaidrus kaip ašaras šaltinio vanduo, bet ir sklindančios istorijos apie stebuklingas jo galias. Apie stebuklingas Ūlos akies vandens galias gyvuoja labai daug legendų. Viena iš jų pasakoja, kad per pilnatį atėjus čia ir vidurnaktį nusiprausus šiuo vandeniu galima atjaunėti. Šaltinis Ūlos akis yra iškilęs 4 metrus virš upės lygio, o jame nuolat kunkuliuoja vandens spaudimo į viršų keliamas smėlis. Vieni giedrą dieną jame įžiūri visa žmogaus akies sudedamąsias dalis, kitiems ši vieta dėl nuolat pulsuojančios versmės labiau primena plakančią širdį nei akį. Ir tas visas kunkuliavimas, sakykime, tai yra irgi netgi nuo žmonių priklauso, ko gero, net ir su vienu kompaniju tai ne, su turistais, o tai parodys, tai ta versmė ramesnė būna, tas vanduo lyg tai ramiau teka, o būna kitur ateina, tai ir sakau, kad jeigu geri žmonės ateina, tai jau žymiai geriau plaka, tai tas eina, tas kunkuliavimas, tas pulsuoja labiau žymiai smarkiau. Ir kaip pasakoja tokių dar vienų legendų, kad, sako, dzidukas gyveno vienišas tokius ir ūkiškai gyveno, neturėjo bobulais, tai nuslipdė iš sniego bobulai tų, ir ta planeta ir buvo, toj bobulai nulipdyti, ir kad užpuolai dziedų bėdos, ir jos, jau bėdavo pas jų, sako, kad gyvuliai krenta, dar tik aš, nugaišau, tai veršės ar karvėti jau, ir sako, negerai, jau bobulai kūjo, iš sniego nekalba. Tai jau dziedulinus buvo, sako, kaip tu širdies neturi moninė, jau civabėdos užpuolai, tai jau sako, turėjau širdį, tik tas jau nekalbėjo. Ir išsirpo to vieton tas sniego bobulai ir liko tas šaltinis. Ir dabar tas pulsavimas ir dabar primena tos bobulai širdžiai. Ir dzieduliuose niekas neatsimena, o širdį dar plaka. Stende prie šaltinio teigiama, kad vietiniai gyventojai šį vandenį nuo seno geria, siekdami pasveikti nuo įvairiausių ligų. Tačiau mūsų lydintis gidas pasakoja, kad tą daryti būtų tiesiog neprotinga dėl čia apsilankančių turistų, kurie visaip niokoja ir teršia šaltinį, jame maudosi, primėto šiukšlių. Gamtos puoselėtojai pyksta ir tuo met, kai baidarėmis plaukiantys smalsuoliai norėdami pamatyti Ūlos akį stoja bet kur ir nepritaikytose vietose laipiodami Ūlos krantinėmis jas tiesiog ardo. Pasigrožėti pačia Ūla ir garsiuoju šaltiniu galima ne tik vasarą, bet ir žiemą, mat Ūlos akis kunkuliuoja ištisus metus. Kad iš giliai išteka, tai sakykime, tai galima naudoti geoterminių šildymų, jis iš žemės giliai išteka ir temperatūra žiemą vasarą tokia pats ir jis, gal čia biskį kiek tai svyruoja, bet 7-8 laipsniai ir jis, sakykime, tas vanduo jis nespėja, kaip sakykime, greitai sušils ir atšals, o kad iš giliai, tai žemės temperatūra, ir žiemų jis neužšąla. Kaip sakykime, žiemų tai atrodytų, kad šiltas, jeigu prie didelių šalčių, tai pačiupinus tų vandenį jis būtų šiltesnis negu oro temperatūra. Ir jis garuoja, sakykime, kad didelis temperatūrų skirtumas. Bet pati Ūla būna, jeigu staigiai atšąla, tai Ūlos vanduo būna pliusinės temperatūros ir garuoja visa Ūla. Tai sakykime, šaltinis prie šalčių tai jis pastoviai garuoja ir niekam neužšąla. Ir vanduo bėga ir šiltas jis, sakykime, galima pasišildyti. Nuo vasaros atvirkščiai yra šaltas, jis nesušildo jo, tai ir nespėja sušilti. Ir tokie šaltiniai, sakykime, ir kiti, kur žemės sunkius, Ūlos vandenį palaiko tokį gaivų. Gerai įsimaudys vasarį būtų atsigaivinti. Pasimėgauti Ūlos upę galima ne tik norint atsigaivinti beveik lediniu jos vandeniu, praplaukti ją verta ir dėl nepakartojamo kraštovaizdžio. Ūlos vaga vietomis teka ramiais slėniais, vietomis prasigraužusi tarp stačių skardžių, todėl tose vietose atsiveria įspūdingos atodangos.